Suprastinsim reiškinį su tangentais. Pirmiausiai pažiūrim ir prisimenam, kad 180 laipsnių yra funkcijos tangent x periodas. Todėl aš galiu tuos laipsnius tiesiog atmesti. Pavyzdžiui, būtų tangentas 180 laipsnių plus x, tai yra tas pats, kas tangentas x. Jeigu tangentas yra ten 2 kartus po 180 laipsnių, arba 3 kartus, arba 4 kartus, aš taip pat galiu parašyti tiesiog tangentą x. Tai žinodami, va čia paanalizuojam šitą skaičių. Šitas skaičius yra 3 kart 180 laipsnių. Reiškia, tai yra taip pat periodas, aš galiu atmesti. Atmetu periodus, gaunu tangent alfa plus tangent, atmetus periodą, nepamirštu minusiuko, minus alfa. Na, o tada žinau, kad tangentas yra nelyginė funkcija, minusiuką aš galiu iškelti į priekį, tangent alfa minus tangent alfa yra lygu 0.